Sveiki sugrįžę į Manto šou. Šiandien noriu pasidalinti naujienomis, kurios aiškiai rodo, kad kriptovaliutos ir blockchain technologija yra integruojamos į finansinę sistemą visame pasaulyje. Tai jau ne tik spekulacija, iš kurios juokiasi taip vadinami ekspertai, o realūs pokyčiai pasaulinėje finansų sistemoje. Aptarsime kelis naujausius įvykius, kurie leis jums suprasti, kad kripto ir blockchain tai ateitis, į kurią mes sparčiai judame. Praeitą savaitę kriptovaliutų rinka sulaukė daugiau nei $6 milijardų įplaukų. Tai didžiausia suma per visą istoriją. Tokie skaičiai rodo, kad investuotojai pradeda suvokti blockchain technologijos potencialą kaip rimtą finansijos rinkos dalį. Instituciniai pinigai vis labiau nukrypsta į kripto, o tai signalizuoja ramesnę, labiau subalansuotą rinkos plėtrą. Brazilijos Nubank, vienas didžiausių finansinių žaidėjų Latino Amerikoje, kuris dalinai priklauso Warrenui Buffettui, žymiajam investoriai, ir kuris visada pasisako prieš kriptovaliutas ir bitkoiną. Šis bankas, kaip bebūtų keista, pradėjo leisti savo klientams, kurių yra net 100 milijonų Latino Amerikoje. Pradėjo jiems leisti išsikeisti bitkoiną ir kitas kriptovaliutas į USDC, stabilią monetą. Šis Nubanko žingsnis rodo, kad finansų institucijos pereina nuo tradicinių sistemų prie decentralizuotų. Sekanti žinia yra iš Ganos. Ganos centrinis bankas paskelbė, kad jie išleis savo centrinio banko skaitmeninę valiutą CBDC ant Hedera Hashgraph platformos. Prognozuojama, kad iki 2030 metų Ganos valiutos sėdi sandoriai Hedera tinklu galėtų pasiekti $120 milijardų per metus. Jei nežinojote, kas yra Hedera, Hedera yra unikali paskirstyto registro technologija. Žinoma dėl savo greičio, saugumo ir efektyvumo. Ji leidžia vykdyti 1000 operacijų per sekundę, tai yra patraukli platforma valstybinėms ir korporaciniams projektams. Be to, Hedera tarybą sudaro tokie gigantai kaip Google, IBM, Boeing, Dell ir daugelį kitų, kuriuos galite matyti šiame paveikslėlyje. Taigi Hedera ir jos moneta HBAR verta atsiminti, nes tai vienas iš tų žaidėjų kripto pasaulyje, kuris bus naujos finansinės sistemos dalis. O dabar pažiūrėkime, kas vyksta Europoje. Įdomios naujienos iš Lenkijos. Į prezidentus kandidatuojantis Slavomir Mencen bando užkariauti rinkėjų širdis sekdamas Donaldo Trumpo pėdomis ir žada laimėjus prezidento postą įsteigti Lenkijos strateginį Bitcoin rezervą. O Nasdaq Stokholme įtraukė į sąrašą XRP ETP. Tai produktas leidžiantis paprastiems investuotojams saugiai ir efektyviai dalyvauti XRP rinkoje. XRP jau seniai yra žinomas kaip greitų ir pigių atsiskaitimų sprendimas, o dabar jis tampa dar prieinamesnis per tradicinės finansų rinkas. Ir galiausiai didžiulė naujiena iš Europos. Lapkričio 18 dieną, tai yra šiandien, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas Prahoje taps pirmauja pasaulyje institucija leidžiančia registruoti vertybinius popierius blockchain pagrindu pagal ES DLT pilotinį projektą. Šis projektas bus vykdomas naudojant R3 kordą technologiją. R3 tai pasaulinis lyderis skaitmeninių valiutų, skaitmeninio turto ir sąveikos sprendimų srityje. Ir mes žinome, kad R3 atsiskaitimui naudoja XDC žetoną per Impel tiltą. Jei norite daugiau sužinoti apie XDC ir jo vaidmenį pasaulinėje finansų rinkoje, peržiūrėkite mano ankstesnį video. Ir pabaigai, kaip matote, blockchain ir decentralizuotos technologijos tampa pagrindiniu finansų pasaulio infrastruktūros elementu nuo Afrikos iki Latino Amerikos ir Europos. Ir didžioji dauguma žmonių apskritai net nežino, kad tai vyksta. Bet tu dabar žinai, su tuo ir sveikinu. Jeigu šios naujienos jūs sudomino, būtinai pasidalinkite savo mintimis komentaruose, nepamirškite prenumeruoti kanalų ir iki kito karto.